Sveiki visi, turim šiandien patikroj Audi Q7, 6 metų galo, 3 litrai dizelis, 171 kW variklis. Pradėsim nuo priekio. Ką mes matom? Tarpai nesueina. Žibintai nerasuoja, neaplaužyti. Priekinis bamperis apdraskytas. Grotelę matom sulaužyta. Po apačia užkabinta buvo. Priekinis sparnas yra parūdijimų, padažytas, posparnis biškelį aplaužytas, padangos geros, diskus mes pamatuosim vėliau, pažiūrėsim. Veidrodėlis yra irgi skilimas, durelės. Matom, kad spynelės nėra, galinės durelės. Parūdijimai yra, priekinė taip pat matom. Padangos gale geros, diskai. Taip, sparnas galinis. Matom parūdijimų korozijos. Galinis bamperis irgi trūkęs. Žibintas turi problemą. Bamperis galinis negražus visas. Žibintas dešinės pusės galas viskas gražiai. Galinis sparnas. Turim korozijos. Padangas geros. Durelės matom, kad surūdiję. Priekinės taip pat yra padažymų. Sparnas irgi minimaliai yra tokių visokių. Posparnis taip pat su problema kaip ir anas. Virš lango turim korozijos, turim panoramą. Matom, kad priekinis stiklas trūkimų yra. Žiūrėsim viduj, kas darosi. Kaip matom iš karto, kad yra korozijos. Salonas gan geras, komplektacija nebloga, tikrai. Automobilis turi rydą nemažą, po to pažiūrėsim, parodysim jums. Nu va, kokie parūdijimai, padažymai. Čia jau liga. Taip, čia aplaužyta. Durelės irgi padažytos. Bagažinę pažiūrėsim, liftas. Liftas nenori veikti. Parūdijimai, padažymai bagažinės. Taip, kas pas mus čia viduj yra?
pažiūrėsim liftą, kaip jisai. Nenori jisai veikt. O, užsidaro. Vos sunkokai. Taip, viduj pažiūrėsim durelis kaip. Korozija matosi. Čia irgi yra. Iš priekio irgi mes matom korozijos. Bet automobiliai nemažai metų. Čia faktas, kad bus. Taip, toliau pamatuosim kėbulą, pažiūrėsim. Kapotas buvo dažytas. Matom, buvo visas dažytas. Sparnas. Sparnas viskas originalu. Vadinama stoikė dažyta buvo. Stogas pas mus originalu. Dažytas nebuvo. Yra paviršutinė rūdelio prie lango. Tai durelę pažiūrėsim. Nedažyta. Viskas gražiai. Galinė. Matom, kad buvo dažyta. Tikrai nieko nėra tragiško. O čia jau yra vadinamas špaklius. Taip, galinė erkutė pažiūrėsim. Špakliaus niekur nėra. Bagažinė. Bagažinė pas mus nedažyta. Viskas gražiai. Galinis sparnas kairės pusės. Nedažytas durelis. Irgi viskas originalu. Vadinama stoikė, viskas gražiai. Vairuotojo durys nebuvo dažytas. Kol kas viskas gražiai. Sparnas. Tai kėbulą matėt patys. Kaip ir nieko blogo tikrai nėra. Turėsim viduj. Viduj pas mus rodo viską gražiai. Nematom, kad būtų dažyta, špakliota. To iš kitos pusės pažiūrėsim.
pažiūrėsim. Viskas puiku. Turim prietaisą pamatuot stabdžio diskus. Pažiūrėsim, kaip stovis, ar prašo keitimo. Galinė dešinės pusės viskas gražiai. Kairės pusės galinė. Taip. Irgi nieko blogo. Kairės pusės priekis. Puiku. Ir dešinės pusės priekis. Viskas gerai. Tai pažiūrėsim iš variklio pusės. Varikliukas dirba gražiai. Tikrai tragiško nieko nėra. Buvo grandinė keista. Matom, kad diržas intipiai buvo keisti taip pat. Tai pažiūrėsim po apačią. Aišku, variklis buvo plautas, matosi. Pažiūrėsim salone. Automobilis turi gan gerą komplektaciją. Vairas elektrinės sėdynės, panorama, lapkės ant vairo ir automobilis turi ridą 465, beveik 500 000. Automobilis Lietuvoje vieno savininko. Praktiškai buvo pirktas naujas. Septynviekis. Automobilis turi pneumo pakabą. Tai jums parodysim, kaip jinai veikia, nes veikia jinai puikiai. Iš techninės pusės automobilis tikrai labai geras stovi. Kaip matom, pneuma veikia labai gerai. Tuoj dar nuleisim į žemiausią padėtį. Kaip ir minėjau, automobilis iš techninės pusės labai tvarkingas, bet turi savo amžiaus visokių rūdelių, korozijos. Tai pajungiam diagnostiką, pažiūrėsim, ką parodys dėl tų klaidų.
Padarėm diagnostiką, pažiūrėsim, kaip variklis jokių klaidų nėra, iš dėžės taip pat yra visokių klaidų kaip sėdynė ir panašiai, bet pabandysim ištrinti ir pažiūrėsim, kokios aktyvios klaidos liks. Tai kaip matom, sėdynė, telefonas, visokių smulkmenų yra, bet tikrai nebus, kad kažkas labai rimta, nes automobilis pastoviai buvo aptarnautas. Taigi bus parametrus nežiūrėsim. Jeigu patiko mūsų video, tai galėsim įkelt daugiau automobilių, išsamiau papasakot, su diagnostika daugiau gyvus parametrus parodyti. Visiems geros dienos.